Sveiki, aš esu Živilė ir aš labai džiaugiuosi prisijungusi prie Eurokos video tinklaraštininkių. Šiandien noriu Jums parodyti, kaip aš pasidariau tokį paprastą pavasarišką dieninį makiažą ir trumpai apžvelgti priemonės, kurių man prireikė jam pasidaryti. Noriu paminėti, kad aš nesu profesionali visažistė, todėl tai, ką pamatysite, yra tik mano būdas, kaip man patinka daryti savo dieninį makiažą. Gero žiūrėjimo! Pirma priemonė, o gal tiksliau įrankis, kurį norėčiau apžvelgti, yra ši Elegance makiažo kempinėlė, kuri atkeliavo štai tokiame įpakavime. Iki šiol man neteko naudoti makiažo kempinėlių makiažo pagrindo dengimui, nes naudodavau arba pirštus, arba teptukus. Todėl buvo tikrai labai įdomu išbandyti šią priemonę. Pirmas dalykas, ko į mane nustebino, tai yra kiek neįprasta forma, nes kiek man teko matyti makiažo kempinėlių, jos būdavo arba lašo formos, arba kaip diskeliai, o šita turi dar štai tokį griovelį. Tačiau daugiau ją panaudojus supratau, kad forma tikrai labai pasiteisino, todėl kad su šiuo buku galu galima paskirstyti makiažo pagrindą ant viso veido. Su šiuo mažu smailu galiuku galima prieiti tokias vietas, kur kitaip prieiti nepatogu, pavyzdžiui, maskuoklį tepant po akimis, arba aplink nosį, arba norint užmaskuoti kažkokį konkretų spuogelį. O šis griovelis man labai pasitarnavo, norint sulieti nenorimas linijas. Pavyzdžiui, kai nesinori kaukės efekto, jo niekada nesinori, tai galima naudoti šį griovelį ir štai taip tiesiog paridenti kempinėlę ir labai puikiai susilieja visos linijos. Arba galima naudoti tai ties nosies grioveliu, kur irgi su kitomis dalimis būtų sunku prieiti.
Ir šią kempinėlę reikia naudoti sudrėkintą vandeniu. Man tai pasirodė labai praktiška ir labai higieniška, nes, pavyzdžiui, naudojant makiažo teptukus merginos dažnai ar pritingi juos išplauti, ar pamiršta, o naudojant šią kempinėlę, kadangi ją reikia sudrėkinti vandeniu, tai savaime suprantama, prieš naudojimą ją ir išplauni, arba po naudojimo taip pat. Taigi dar tai, kad ji naudojama sudrėkinta, duoda labai gerą maskavimo efektą, nes pirmas sluoksnis visada yra labai švelnus, nes makiažo pagrindas šiek tiek prasiskiedžia vandeniu, todėl atrodo labai natūraliai, o vėliau jau galima labai gerai kontroliuoti, kiek to maskavimo norisi, tepant kitus sluoksnius. Todėl aš manau, kad su šia kempinėle tikrai nepadauginsit makiažo pagrindo. Ir turbūt vienintelis jos trūkumas, kurį aš pastebėjau, yra tas, kad ji linkusi išsimurzinti ir nebeišsiplauti. Tai panaudojau ją vieną kartą ir jau nebeturi tos savo gražios rožinės spalvos. Bet aš manau, kad tai tikrai labai mažas trūkumas, kuris neatsveria visų pranašumų. Todėl labai rekomenduoju šią kempinėlę ir tikrai manau, kad pati dar naudosiu ją ir toliau. Antroji priemonė – Prestige Skin Nude makiažo pagrindas. Jis pas mane yra pirmo numerio Nude Sand. Turiu pasakyti, kad šis makiažo pagrindas yra labai apgaulingas, nes kai rinkausi jį parduotuvėje, jis man atrodė geras. Tada parsinešiau namo, pabandžiau ant rankos. Ir žiūriu visiškai rudas. Atrodo visiškai netinka prie mano veido spalvos. Ir galvojau, kaip aš nufilmuosiu šitą vaizdo įrašą, būdama visa ruda. Bet pradėjau tepti ant odos ir spalva susilygino. Tai vadinasi, jis tiesiog yra apgaulingas ir jeigu parduotuvėje jį bandysite, nebandykit ant rankos, o tepkit ant žandikaulio srities, kur galima geriausiai pamatyti, ar jums tinka makiažo pagrindas. Jo sudėtis iš tiesų yra labai turtinga, yra su alijošiumi, ženšeniu, vitaminu E, tai odai tikrai turėtų būti naudinga. Mano pastebėjimas yra toks, kad jos maskavimas nėra stiprus, labai tinkantis dieniniam makiažui, vakariniam gal nesirinkčiau, nes mėgstu stipresnį maskavimą, bet taip, dieniniam tikrai tiks ir turėtų labiau tikti toms merginoms, kurių odas yra sausa, nes šis makiažo pagrindas šiek tiek ją drėkina, o kadangi mano oda mišri, tai vakaro pabaigą jau pastebėjau, kad jinai tas srityje jau ima šiek tiek revaluotis. Bet iš esmės tai tikrai yra geras makiažo pagrindas ir labai siūlau išbandyti toms, kurių oda yra sausa. Man labiausiai patikusi priemonė iš visų išbandytų yra Gosh Click and Conceal maskuoklis. Čia yra numeris 1 Light. Šis maskuoklis turi tokį šepetėlį, su kuriuo jį galima iš karto tepti ir norint, kad maskuoklis išlystų, reikia paspaudinėti šitą mygtuką esantį gale. Spalva yra pakankamai gelsva, bet man tai atrodo pliusas, nes gelsva spalva labai gerai paslepia pajuodusius paakius. Ir man patiko tai, kad šį maskuoklį galima naudoti ne tik paakių srityje ar ant spuogelių, bet jis labai gerai išviesina norimas veido zonas, kaip aš įrodžiau savo makiaže. Kuo dar man patiko šitą priemonę, tai tuo, kad ji nesubėga į raukšleles. Aišku, gal prie to prisidėjo ir makiažo kempinėlė, su kuria aš įpresavau šitą maskuoklį, bet net dienos eigoje nepastebėjau, kad čia į raukšleles būtų subėgęs maskuoklis, kas man nuolat nutinka, nes mano oda tikrai yra riebi. Todėl dedu didžiulį pliusą šitai priemoniai ir tikrai ją naudosiu ir toliau. Kita priemonė – Belaton Soft Touch kompaktinė pudra. Ja aš turiu antro numerio, kas yra gan keista, nes dažniausiai renkuosi pirmą šviesiausią, nes mano oda tikrai yra šviesi, bet šis atspalvis man labai gerai tinka. Įpakavimas yra paprastas, gal vienintelis trūkumas, kad jis yra be veidrodėlių, nes mėgstu retušuoti makiažą kažkur būdama mieste ir būtų gerai, jeigu čia būtų veidrodėlis. Bet tai nedidelis trūkumas, o pati kompaktinė pudra yra tikrai gera, suteikia veidui matiškumo ir man jį tikrai patiko. Kitas produktas – skaistalai. Tai yra Prestige skaistalai numeris BDI 16 Hortenzija. Kai tik pamačiau šitą spalvą, iškart pagalvojau, kad man būtinai jos reikia, nes jinai yra labai graži ir labai pavasariška, tokia gaivi. Įpakavimas taip pat labai įdomus, tokio neteko dar matyti, tik tiek, kad šepetėlis, kuris pridėtas, man nepasirodė labai naudingas, nes tokiu plokščiu šepetėliu yra pakankamai sudėtinga išsklaidyti skaistalus, todėl mieliau naudoju savo. Bet kalbant apie spalvą, dėl jos susilaukiu labai nemažai komplimentų, nes buvau po ligos ir panaudojau šios skaistalus ir daug kas sakė, o, kaip tu sveikai atrodai, kokia atsigavusi, ir aš sakiau taip, bet iš tikrųjų čia šitų skaistalų nuopelnas, o viena draugė net konkrečiai paklausė, kas čia per skaistalai, kokia čia spalva, labai gražus. Tai va, tai tikrai su jais neliksit nepastebėta, spalva man labai patinka, atrodo tikrai natūraliai ir šiek tiek primena natūralų raudonį, tai pavasariui tikrai yra tinkama.
Gal vienintelis trūkumas yra tas, kad skaistalai neypatingai ilgai išlieka ant odos, apie 2-3 valandas. Kita priemonė - Essence akių šešėliai Quattro. Aš turiu numerį 5, pavadinimu To Die For. Ir ši mažytė akių šešėlių paletė man pasirodė tikrai labai universali, nes visos spalvos gali būti panaudotos bent keliais būdais. Tai kaip aš rodžiau darydama savo makiažą, šią tamsiai rudą spalvą galima panaudoti antakių formos suteikimui, taip pat ją galima panaudoti norint šiek tiek pakeisti savo bruožus, pavyzdžiui, vizualiai pakelti akies kamputį. Šviesi balta spalva gali būti panaudota tiek dengimui ant viso voko, tiek kaip švytėjimo suteikianti pudra. Kaip aš padariau, tai panaudojau čia po antakio linkiu, bet galima naudoti ir kitose veido vietose, pavyzdžiui, ties nosies tilteliu arba virš skruostikauliu, tai yra tose vietose, kurias norite vizualiai iškelti. O ši neutrali tokia kūno spalva gali būti naudojama tiek viso voko padengimui, tiek norint retušuoti kitas spalvas. Tai ši mažytė paletė man pasirodė labai paranki, ją patogu turėti, patogu naudoti, spalvos gerai dera tarpusavyje, tuo labiau, kad ir paletės kaina yra nedidelė. Ir trūkumas yra tas, kad šešėliai ilgai neišlieka, bet norint tai pagerinti ir pailginti jų gyvavimo laiką, visada galima naudoti šešėlių pagrindą. Kalbėdama apie mažiausiai patikusias priemonės, dėja turiu paminėti šį Prestige Volume Lift plakstienų tušą. Jis man mažiausiai patiko dėl savo didelio šepetėlio, kuriuo pakankamai sudėtinga naudotis, nes kadangi mano akys nėra labai didelės, su šiuo šepetėliu pakankamai sunku prieiti prie blakstienų šaknų arba akių kampučių bei dažyti apatines blakstienas. Pati tušo formulė nepasakyčiau, kad yra bloga. Kaip ir rašoma ant tušo, jis yra tankinantis blakstienas, tą jis puikiai daro. Tik nemanau, kad naudočiau tokį tušą dieniniam makiažui, nes jis šiek tiek per ryškus, tačiau vakariniam turėtų būti neblogas. Tik toms merginoms, kurios kaip ir aš turi nedidelės akis, siūlau paieškoti kito varianto, nes šepetėlis yra pakankamai didelis ir su juo gali būti sunku dirbti. Na ir paskutinė priemonė, kurią jaučiu šiek tiek dvejopus jausmus, tai yra Prestige lūpdažis, 103 numeris ir tai yra matinis atspalvis. Dėl ko aš taip jaučiuosi, nes kai išbandžiau šį lūpdažį parduotuvėje, aš galvau, kad tai bus mano mėgstamiausias produktas iš visų bandytų, nes ant rankos spalva atrodo labai ryški, sodri ir labai gražiai matinė. Tačiau, kai užsitepiau lūpdažį ant lūpų, kaip matote, jis atrodo pakankamai šviesus ir net labiau linkstantis į baltos spalvos pusę ir šviesesnis už mano odos toną. Nežinau kodėl, nes ant rankos taip tikrai netrodė. Ir ši spalva yra linkusi išryškinti lūpų trūkumus, šerpetojimus, todėl manau, kad prieš ją naudojant būtinai reikėtų nusišviesti lūpas. Taigi dar neapsisprendžiau, ar naudosiu šią priemonę ateityje ar ne, nors nežinau, ši spalva man nelabai patinka. Taigi tokia buvo šios dienos apžvalga. Tikiuosi, kad jums patiko mano pirmasis vaizdo įrašas ir kad atradote priemonių, kurios jums pasirodė įdomios. Ačiū už žiūrėjimą ir iki kito karto.